Labas, Ieva. Labai. Ar turi kokių prisiminimų susijusių su dešrainiais? Aš atsimenu, kad aš jas labai dažnai valgiau mokyklai. Su kuom tau asocijuojasi dešrainiai? Aš labai gerai pamenu, kai pirmą kartą buvau New York'e ir labai norėjau išmėginti tuos tipinius dešrainius gatvėje. Tai bandelė, dešrelė ir visi įmanomi padažai. Koks yra tavo tobulas dešrainis? Ką jis privalo turėti? Gal būsiu banali, bet man labai patinka, kai dešrainis turi raugintus agurkėlius ir daug garstyčių. Einam, parodysiu. Turiu paslaptį. Visą Liepos mėnesį prie Ikėjos parduotuvės jūs rasite švediškų dešrainių vagonėlį, kuriame galite pigiai ir skaniai pavalgyti.